Daug garso, daug šviesų. Bandom. O my god, aš kaip užlipt ant moco. Eik, tu savo, baisi. Noriu valgyt. Man patinka Ikėjai valgyt. Nepamesti mikrofono ir kameros. Žiauriai karšta. O jau prisirengiau. Šiandien didelis vėjas. Galimai girdėsis. Atrodo, prisirengiau, kad net kojos trumpesnės paliko. Sunkiai žemę siekiu. Ir stiklas nerasuojantis rasuoja. Nepatikti man taip. Važinėtų atsidaręs kažkaip per šalta dar. Dabar nors telefonas rodė +2. Tai visai juokinga tokio oro važiuot kažkur. Bet ryt po ryt praneša lietų ir sniegą. Tai galvoju, reik bandyt važiuot. Wow. Tokie nėra patys smagiausi vairuotojai. Susitvarkiau savo pasikalbėjimo įrangą. O, vos nenudėžė policijos ką tik. Golfelis. Eina savo. Ne juokas užkis šitą policijai. Kaip jau pames ko nors. Gal kaip nors. Bus žiauriai įdomu pasižiūrėti ir pasakyti, ar man patiko šitas setukas. Šįryt užsiklijavau kamerą ant šalmo. Išsigandau navigacijos. Pasikalbėjimo įrangos. Aš taip atpratus, kiek aš čia 1,5 metų, kaip nevažinėjau su pasikalbėjimo įranga. Kas ten vyksta? Ir čia dar susiblokė. Mano viečikiai blemba. Čiagi, kur ta mašina stovi su avariniais. Aš įvariau irgi taip pat į Maškę. Mano didžiausia kol kas turima avarija būtent čia buvo. Gerai čia iššovė. Čia priekyje pilna policijos. Bet aš šiandien su mocu. Tai lengviau visur pravažiuosiu. Jau greitai turėtų kercherį atidaryt. Įdomu, kokios kainos bus. Taip, yra ten ir policijos, ir ne policijos, visko yra. Įdomu, kas ten avarija. Ar kas? Taip, varau aš jau čia Ikėją pavalgyt. Gal dar į senukus užsuksiu, nusipirkti, ko nors rimčiau prilipdyti kamerai prie šalmo. Kažkaip nepasitikiu šitais liupdukais, nes neoriginalūs, aišku, pas manęs. Tikriausiai iš kiniečių atsiųsti GoPro laikikliai ir liupdukai. Tai kažkaip nepasitikiu aš jais. Nu, varom žiūrėt, kas ten priekį darosi. O čia veiksmo yra. Kiek policijos. Nu, kas čia būta? Partrenkė ką nors. Ir kad partrenkė, kas čia daugiau bus. Kaip keistai važiuot. Ir vėl kalbėti su savim važiuojant, vėl įrašinėti. Reikėtų šiaip nusistatyti, kad neužgestų ekranas, nes dabar toks vaizdas, kad nebefilmuoja. Bet tikiuosi filmuoja. Kai rasojo stiklas. Kaip jis arti. Čia, man atrodo, ar sninga. O, tai būtų vaizdu.
Bejukas dar yra. Na, kas čia vyksta? Posūkio nereikia. Šitas tai vidurį kelio važiuodamas įdomus. Lievas stiklą atsiunčiau iš Aleko. Šiltą dieną gal bus normaliai. O, kokie pabiručiai. Bet kol kas tai rasoja, kai šaltas oras. Kiek tų pėsčiųjų? Kur jūs tiek? O, rimtai sminga. Lamba. Visi tai prisidirbus. Gerai kapoja šitas dviratininkas. Jis galėtų ne keliu važiuoti. Kažkaip, kai važiuoja užmiesčio keliais, tai dar. Bet kai tokiom judrom gatvėm, tai biškelį baisoka. Vėl rasuoja, nu blemba. Ne juokas. Tai užniaukia. Nu, gal šildomų rankinų visai nieko būtų. Rimtai sninga. Eik tu savo. Bus prikolas, jeigu labiau pradės. Dabar, aišku, toks nelabai matosi dar turbūt. Nukrenta karts nuo karto kažkas. Kitas prikolas. Pasiėmiau aš savo pirštinės, kurias esu... Nu, turiu jau gana senai, bet aš jas žiauriai mažai naudojau. Blemba, nešnekėk. Čia navigacijai. Žiauriai mažai naudojau, nes jos nepasirodė man labai patogios. Ir kai šalta, aš nelabai važinėju. Tai, žodžiu, žiūrėkit, kokios pirštinės. Skylė. Ir čia yra maks kokia 20 kartų užsidėtos pirštinės. Aš kažkaip labai džiaugiausi, atsimenu, čia yra brangiausias mano pirktos pirštinės Ruka gamintojo. Eikit savo, kokios jos nepatvarios. Žiauriai nusivyliau. Jos tais laikais kainavo gal 150 eurų. Ir man tai buvo žiauriai brangu ir didelis pirkinys. Kaip už pirštinės. Ir kadangi teko taip nusivilt, tai lemba išjungsiu tuoj tą navigaciją, nervuoja mane. Taip, reikia išsijungti, kad nepranešinėtų man nieko čia. Arba kad tik tais įspėjimus. Nervuoja, kai šneka apie kiekvieną posūkį. Tai va. Nusivylimas šitom pirštinėm. Sakau, kokia 20 kartų išvažiuota. Ir skylė. Šitie atšvaitai ant galų, tai visiškai jau yra čia. Po pirmųjų išvažiavimų jau nusitrynė, nors realiai tai neįsivaizduoju, į ką, kaip. O aš tik nusipirkus, atsimenu, tiek giriau jas. Tiek man jos patiko. Veltui. Nu, tipo, gyriau, nes brangias pirštinės nusipirkau. Gal tai buvo labiau toks pasitenkinimas. O pagaliau aš kažką gero turėsiu. Šūda negero. Šiaip tai šitas vasarinės, kur nešioju, tai tik odinės ir tokios skylėtas. Tai dabar biškelį per šaltos su jom, galvoju, užsidėsiu šitas. Žiūriu, kokios jos nabagės likusios. O, mes turėsim dar policiją priekyje. Mikrofonas dar vietoje. Tik tai vietoje. Šiaip pasižiūrėjau visokius, prieš perkant, pažiūrėjau visokius video apie tos mikrofonus. O, galvoju, kaip fainiai įsisega čia. Pirksiu ir aš tokį mažiukas. O kad mano šalme nėra vietos. Ir nebuvo į ką įsekt, prie ko priklijuot su magnetu, prilipdyt. Už ko, ta prasme, plono audinio jokio. Tai nežinau, vos ne į pošulmis sekis.
Pasižiūrėkit, kas čia daros. Šita nieko, o šita kas? What the fuck? Šitie tai nusitrynė už karto. Šitos gal aš apsikirpus biškelį, nu, bet čia tai yra tragedija. Jūs šiaip turit parekomenduoti, kokį gamintoją pirkti, kad jisai, kad ir brangesnis, bet jisai neplyštų taip tragiškai. Kaip tokiai vietoje, aš nesuprantu. Aišku, mano čia nudilus ir šitą rankeną, bet nėra, kas man čia plėšytų labai. Varysiu pavalgyti į Ikea, gal biškelį apsiraminsiu. O, ko čia taip sunkiai tas posūkis? Gerai, kad nors nebuvo apvažiavus kokiu maškiu. Ir tada taip apvažiuoju, užlendi už visų. Ir tada taip sunkiai judi prieki, būtų gėda. Gėda būtų gėda. Ten kažkas tikrai vyksta, kad tiek mašinėlių laukia. Gaila nepasiėmiau ausinių. Normaliai perklausyt sustojus Ikėjai. Kaip čia kas girdėjosi? Oi, koks vėjas. Turiu šitas storas kelnes. Moto kelnes žieminės. Bet realiai tai... Ui! Realiai aš su jom daugiau slidinėjus esu, negu važinėjus mocu. Jos šiaip labai gerai, nes jos yra šiltos. Jos yra su apsaugom, kadangi aš normaliai čiuožt snieglentę dar nemoku. Tai labai gerai tos apsaugos. Ant šiknos tik gaila nėra apsaugų. Na, pagaliau paleisiu šitą nuo šiknos. Šitas būsikas žiauriai važiavo, užlipęs ant šiknos, tai jau nervuoja. Aišku, pasigavau dabar kitą ant šiknos. Aš nesuprantu, kodėl taip kiti mėgsta ir taip prilyst. Jau pasimokiau su šito žiedu, kad visi važiuoja bele kaip. Tai geriau už karto prie šoniuko varau. Visų žiedu aplinkui. O tai kitaip nepastebėta. Galiu likt, kai persirikiot norėsiu. Greitesni, vat gali šaut pro šoną. Man negaila. Kiek žmonių, aišku, pietų metas. Dabar kiek yra, be 21. Kur čia geriau atsistojus. Galėtų daug kas imti pavyzdį iš Decathlonų ir daryti mocam vietas. Bet taip nėra. Ikea vėliavos net nuleidus, nes vėjukas tai šiom dienom. Brr. Nu ką, žiūrim. Mikrofonas vietoj, kamera vietoj. Yeah. Reik mint namo. Nusivalom sniegą. Viską čia nusivalysiu. Pūga kaip reikiant. Sujungsim šildomas rankenas. Sakau, jeigu nepaslysiu, tai čia parvažiuosiu lafą. Kaip pučia tą sniegą. Eik savo. Tuoj bus balta. Būsiu pasibandžius kamerą ir gada varau namo. Per pūgą. Šitos linijos gali būti... O, kai lėktuviukas skrenda. Matas gal kyla. Per tą pūgą tai tiek ir matas. Gali būti slidu. Eina savo. Jau turbūt ir kamera apkibus sniegu. Malonumo jokio. Svarbiausia saugiai grįžti, jau neskubėsiu nieką. Lipinas stikliukas sniegu, eina savo. Negalvojau, kad čia tai bus.
Nu, bet ten atrodo šviečias. Gal viskas bus gerai. Sakau, per pūgą dar neteko važiuoti. Esu važiavus vasario mėnesį. Ir nemažus atstumus, bet per pūgą dar neteko. Saulytė, ir pūga, ir saulytė. Nu ką, sninga tai sninga, bet dabar ne tai baisiai. Visai šilta. Aišku, eina gerai iš burnos. Bet blamba, balandžio mėnesis. Balandį jau galima važiuoti kokį nori orų. Ar sninga, ar nesninga. Pačių pasirinkimas. Važiuojam. Įdomu, ar dar pagausi rimtesnę pūgą, kol grįšiu. Čia gaunas kokie 6 ar 5 kilometrai dar. Ui, koks vėjas didelis. O, aš su posūkiu varau dar. Žiopla. Dabar, kai jau kitą įjungtą, tai tik pastebėjau. Išsiblaškęs. Aš reikėtų būti susikaupus, bet kaip tik antraip veikia. Va toks ir kameros su mikrofono išbandymas. Ekstra malonų sąlygom. Na, aišku, nieko čia baisaus, bet vis tiek. Blamba, kaip prasoja stiklas, negaliu užsidarius važiuoti. Ir koks vėjas. Kaži, ar kas nors girdus visai. Neišlysk. Koks vėjas, baisu. Čia gerai su mocu, nors matai perėję. O su maške važiuojant, žemiau sėdi ir visiškai nieko nesimato. Kai gražiai sninga. Sniegas. Yra čia tokia vėdinimo anga, kuri šiek tiek pakelia stikliuką. Neleidžia visai užsidaryti, tokį vėdinimą padaro. Bet būtent ant šitos angos atidarimo tokio šuduko esu prisisegus dabar mikrofoną. Taigi aš nelabai ten galiu jo varstyt. Ar šiaip gal labai pūsto. Vis dėlto nėra šilta. Tenka karts nuo karto tiesiog atsidaryti stiklą, kad jį prapūstų ir vėl užsidaryti. Kaip sunku įprasti vėl kalbėti. Kalbėti apie kažką. Nėra taip paprasta. Kaip vežiojas vaikus neprisisegus. Jau antrą dieną matau. Kaip nesaugiai, aš nesuprantu. Tėvai negalvoja apie visokius autoįvykius. Baisokai atrodo, bet tų diržų vaikai. Nu, įleisim šitą. Važiuokit. Aišku. Nu, ranka padėkojo, negalima pykti. Avarinis ne visados tinkamas reikalas. Net pamiršau įsijungti šildomas rankenas. Ant tiek gerai važiuoti. Koks vėjas. Koks vėjas. Ką čia ta mašina veikia? Tokioj vietoj sustot. Nu, ai neįgaliai, blemba gali visur. Jiems nėra draudžiamų vietų iš tikrųjų. Kai laikiausi mocų teisės, man rodo šitą. Tik tais sužinojau. Pažiūrėkit, saulė šviečia, nuostabus oras. Eina sau. Neužsakau visanukus, tai gal dabar reikia čia užeiti prie savęs. Su buvusiais kolegom pasilabint. Na, jau nebeiktų. Vis tiek eina. Aš taip mėgstu daryti. Kad nereikia per raudonas vaikščiot. Nereikia. Ašgi nebūčiau važiavus ant viršaus, bet pagazdint biškelį to, kas reikia. Nes labai dėdis skuba kažkur per raudoną. O kai čia saulė šviečia? Kaip nebuvę to sniego. Nu, babu. Yra vieta. Prašau. Vasit man vietikė. O, sausas plotas. Čia nesenai užsnigo irgi.